Esu Kamilė. Šiandieną išpakuosiu mano profesiją. Kas pasieina? Aš spėčiau radiacijos matau. Kad matuoja, tai tikrai. Tai yra aparatas, kartu sujungtas su liuksometru. Kai atliekam rizikos vertinimą profesinį, naudojamės šiuo įrenginiu, kad nustatytume, ar tinkamas apšvietimas yra darbo vietoje. Nuotraukų. Tatuiruotės. Tatuiruotės. Taip, atklijuoju uždėdė su kempinė šlaka. Naudojam šias tatuiruotės pirmosios pagalbos mokymuose. Turim ofise tokį manikeną mylimą visų, ant jo klijuojam žaizdas, imituojam taip vizualiai, suteikiam tą tikrą potyrį, kaip reikėtų efektyviai tas žaizdas sutvarstyti. Kam tada šitas? Nu, kažką tikrai mes čia darom. Galėtų būti kažkas tarp žiebtuvėlę ir tazę. Būtų nesaugu, jeigu tai būtų žiebtuvėlis. Šitas yra susijęs su mano minėtu liuksometru, tai būtent tai yra oro kokybės, mikroklimato matuoklis. Juo mes matuojam oro judėjimo greitį, drėgmę ir temperatūrą ir vėlgi tam, kad įsitikinti, kad darbo vieta atitinka higienos normas. Ar čia gali būti nedegus audinys? Negaliu pakomentuoti, nesu gyvenime jo mačius. Tau yra tekę gesinti gaisrą? Ne. Ne? Tai gali to pasidžiaugti. Nu, sakykim, čia yra nedegus audinys. Sakykim. Tai sakykim, kad teisingai tikrai yra nedegus audinys, kuris yra skirtas gesinti gaisrams, galima apkloti ir žmogų. Džiugu, kad irgi kolegiams dar neteko ir tikiuosi neteks jo naudoti, bet būtent jis skirtas susitvarkyti su ugnimi. Tai iš esmės čia yra kažkokia sauga, saugos darymai, saugos testavimai. Saugos darbės specialistas. Arba Saugos darbės specialistas. arba taip, iš esmės taip. Kolegės puikiai atspėjo, esu darbų saugos specialistė, tiksliau galbūt profesinė sveikatos specialistė, bet mūsų departamentas dirba ties sauga ir sveikata, tam, kad užtikrinti tokią aplinką, kurioje būtų ne tik saugu ir sveika, bet ir malonu dirbti.